Tai laba diena visiems. Sveiki susirinkę į mūsų informacinį renginį. Mes šiandieną jums pristatysim mūsų jau naujos strategijos, tai yra 24-29 metų antrąjį kvietimą, nes pirmąjį kvietimą turėjom būtent verslo priemonę, o dabar startuosim su priemonė skirta nevyriausybinėm organizacijom, bendruomenėm, jaunimo organizacijom ir kitom nevyriausybinėm organizacijom. Matau, čia naujai galbūt kažkas prisijungia, tai aš prisistatysiu, esu Kristina Švedaitė, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė. Mes jau, sakant, turbūt trečią vietos plėtros strategiją įgyvendinom, su kai kuriais tikrai esam gerai pažįstami, bendradarbiavę, esate teikę ne vieną paraišką. Ir žinot, turbūt kaip ir mums, taip ir jums naujas laikotarpis atneša tam tikrų iššūkių, kaip visada kažkokių naujovių prigalvoja ministerija, agentūra, Europos reglamentai ir mes tame tarpe. Tai tiesiog naujas laikotarpis, nauji reikalai. Norim šitam informaciniam supažindinti su paramos pagrindiniais principais, tikrai per daug neįsiplečiant. Jeigu bus poreikis, kurie jau nuspręsite rašyti paraiškas ir kreiptis, aplikuoti su paraiška, tai mes tikrai visada pasiruošę konsultuoti. Galbūt tikrai, jeigu matysim, kad jau tiek ten tų klausimų ir neaiškumų galėsim ir dar kažkokį mokymą į renginį padaryti, tai yra konkrečiai jau kaip ten ką paraiškoj pildyti, bet kaip ten, agentūra, ministerija ir mes žengiam į 21 amžių, bet tas 21 amžius dar nėra su tiesioginė online sistemom, kur būtų galima ten tas klaidas iš karto automatiškai viską skaičiuoklės, kaip yra kitose fonduose, bet jau džiaugiamės Exceliu, kad ir kaip keistai skambėtų, bet vis jau geriau negu anksčiau būdavo, kad visą laiką į Wordą pildydavom paraiškos formas ir skaičiuojamąją dalį ir visi turėdavom dar ir skaičiuotuvą pasiimti, kad apskaičiuotume teisingai parašytą ar ne. Tai aš tada, taupydama laiką mūsų visų brangų, matau, kad čia jau gal dauguma ir prisijungia, kas buvo registravęsi, mes darome vaizdo įrašą ir šį įrašą patalpinsime tie, kas galbūt šiandieną negali dalyvauti. Tai aš žodį perduotu mūsų Kauno rajono vietos veiklos grupės projekto administratoriai Rasai Naudžieniai, kuri jūs ir supažindins su mūsų planuojamu kvietimu. Aš linkiu įdėmiai paklausyti, ir klausti, jeigu turėsit klausimų. Tai prašau, Rasa. Tai sveiki visi. Jūsų nematau, ekranas bendrinamas, matau tik Kristiną. Tai aš gal truputį išsiplėsiu ir jeigu matysi, kad yra klausimų, tai iš karto mane stabdyk, iš karto atsakinėjam tada, kad būtume toj temoj, ne paskui. Taigi šiandien susirinkome pristatyti antrą kvietimą, skirtą nevyriausybinėm organizacijom. Ir kaip žinote, VPS tema yra klimato pokyčiams neutrali kaimo plėtra. Tai mes norim būti visi tvarūs, išmanūs ir gyventi draugiškai gražioje aplinkoje. Tai mūsų šitai naujai strategijai 2024-2029 metų yra veiklos projektams skirta 331 800 eurų. Ir kvietimas jau galioja nuo spalio 1 dienos iki lapkričio 11 dienos. Priemonė vadinasi nevyriausybinio organizacijų veiklos skatinimas užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus. Ir prieš pradedant, gal galvojant apie paraiškos rengimą, labai rekomenduojame ir prašome susipažinti
su vietos plėtros strategija, su vietos projektų administravimo taisyklėmis, su administravimo taisyklėmis ir kvietimu teikti paraiškas. Tai patį kvietimą, dokumentaciją, įėję į mūsų tinklalapį, galite rasti kvietimai, einate į šį laikotarpį, į antrą kvietimą teikiantiems paraiškas ir jeigu teisingai nueinate, turite pamatyti štai tokį vaizdą, kur yra visa informacija sudėta teikiantiems paraiškas. Tai kvietimo numeris 2 tekstas, pirmas priedas paraiškos forma, antras priedas vietos projekto jungtinės veiklos sutartis, dar kartą tos pačios taisyklės nuoroda įdėta, visaip kaip kad būtų patogu jums rasti. Na ir apie šią priemonę. Taigi priemoniai yra skirta 110 600 eurų šiam kvietime. Tinkami pareiškėjai Kauno rajono VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Vienam projektui maksimali paramos suma galima iki 16 590 eurų ir paramos intensyvumas 90%. Na, kas yra asociacija, čia taip įdėjau, kas yra nauji žmonės ir nerašė, dar neteikia projektų, tai paėmiau iš įstatymo asociacija ir viešoji įstaiga. Tai tiek, kad viešoji įstaiga turi būti įsteigta kelių dalininkų. Nes jeigu įsteigta vieno dalininko, jinai yra priskiriama privačiam verslui ir šitą priemonę pretenduoti negali. Na ir tinkamumo finansuoti sąlygos ir įsipareigojimai. Tai projektu mes norime, kad jūs siektumėte tokio rodiklio kaip R42, socialinės įtraukties skatinimas asmenų, kuriems taikomi remiami socialinės įtraukties projektai skaičius. Paskui balų lentelėje pamatysit, kad ir per atrankos kriterijus skatinam jūs siekti šito rodiklio. Ir taip pat vietos projekto veiklose dalyvaujančių asmenų skaičius bendras yra svarbus. Na ir taip pat projektas turi atitikti VPS temą. Ir projektą galima įgyvendinti iki 36 mėnesių laikotarpio. Taip pat, kaip žinote, laiku teikti mokėjimo prašymus ir ataskaitas bei viešinti paramą. Taip, dabar prieinam prie svarbiausios jums dalies, tai atrankos kriterijai. Atrankos kriterijus jūs rasite tik tais paraiškos formoje 5 lape. Na, tai apie juos iš pradžių. Tai 20 balų maksimaliai galima surinkti už kriterijų, projekto naudos gavėjų didesnė teritorinė aprėptis, matuojama projekto veiklomis vykstančiomis skirtingose seniūnijose. Tai vadinasi, kad rašydami paraišką turite planuoti keliose seniūnijose, norėsite vykdyti veiklas 2, 3 ar 4. Taip pat projektas įgyvendinamas kartu su partneriais. Galima gauti 20 balų. Taip pat irgi, jeigu projektas įgyvendinamas su 2 ir daugiau partnerių, 20 balų būtų skirta, o projektas įgyvendinamas kartu su 1 partneriu skiriama būtų 10 balų. Taigi dabar prieinam prie į veiklas įtraukiami socialinę atskirtį patiriantys asmenys, ne mažiau kaip 10% visų dalyvių. Taigi jeigu jūs suplanuosite kažkokius renginius, veiklas 100 dalyvių, tai 10 dalyvių turėtumėte įtraukti iš socialinę atskirtį patiriančių asmenų, 15 balų, daugiau neskaidomas šitas atrankos kriterijus, arba įtraukėte, arba ne. Bet tinkamumo sąlyga buvo taip pat, kad įtraukti šitus žmonės patiriančius socialinę atskirtį, tai vadinasi, norit ar nenorit, turit 15 balų imti. Tikslinė grupė yra vaikai ir jaunimas iki 29 metų imtinai. Tai irgi, jeigu projektas daugiau kaip 50% veiklų skiriame vaikams ir jaunimui, tai gaunate 20 balų.
Na ir paskutinis, į projektą įtraukiamos veiklos susijusios su ekologiniu aplinkosauginiu švietimu, sveikatingumo skatinimu arba gyvūnų gerove. Tai irgi galima gauti iki 25 balų. Tai daugiau, ne mažiau kaip 75% paramos sumos skiriama veikloms susijusioms su aplinkosauginiu švietimu, sveikatingumo skatinimu arba gyvūnų gerove. Ir 15 balų būtų skiriama, jeigu dalis projekto veiklų, tai ne mažiau kaip 51 ir, sakykime, nedaugiau kaip 74 išlaidų dalis susijusių su aplinkosauginiu švietimu ir sveikatingumo skatinimu arba gyvūnų gerove. Taip, tai per mažiausiai galima surinkti balų skaičius yra 40, tačiau jau ir dabar matome susidomėjimą nemažą, tai dėl konkurencinio balo visi turėtumėte apgalvoti savo galimybės, kiek čia tų atrankos balų pretenduoti. Na ir tinkamos finansuoti išlaidos. Tai yra paslaugų įsigijimas, galimas prekių įsigijimas, kurios sunaudojamos projekto metu, netiesioginės vietos projekto išlaidos ir bendrosios išlaidos, tai yra tik viešinimui. Visos išlaidos turi būti pagrindžiamos 3 komerciniais pasiūlymais arba remiamasi paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais. Dar galėtumėte pridėti print screenus, jeigu rastumėte tokių paslaugų kainas internete. Tai čia tiesiog nurodžiau komercinius pasiūlymus, nes manau, kad daugeliu veiklų pagrindas būtų komerciniai pasiūlymai jų pagrindimui. Ir dar, kai planuosite ar planuoti veiklas, tai galvokite pirkti tų renginių organizavimo paslaugas. Tai bus jums lengviau išsidėstyti paraišką ir išlaidų lentelę. Tai dabar apie tas netiesioginės išlaidas, kas esat rašę projektus, tai jau žinot, kas nesat rašę projektų, tai ir nežinot, kad netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas fiksuota į normą. Tai reiškia, kad nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kurias išleidžiat kaip rangos darbus, perkat paslaugas, daugiau kaip 90% tiesioginių projekto išlaidų, tai galimas netiesioginių išlaidų procentas yra iki 12%, paskui parodysiu ir paraiškos lentelėje. Kadangi Excelis, tai jau nereikia patiems skaičiuoti, tik įvedat procentuką ir apsiskaičiuoja šitas dalykas pats. Netinkamos finansuoti išlaidos yra kitų fondų apmokėtos išlaidos, išlaidų dalis viršijant tinkamų finansuoti išlaidų įkainį, nepagristai didelės išlaidos, na ir ilgalaikis, trumpalaikis turtas, kuris yra nesunaudojamas projekto veiklose. Kaip matėte, prekės prie tinkamų finansuoti išlaidų buvo galimos, bet jos turi būti sunaudojamos projekto veiklose. Na ir tinkami finansavimo šaltiniai, tai pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos, partnerio nuosavos piniginės lėšos, galima prisidėti savanoriškais darbais, taip pat paramos lėšos. Noriu atkreipti dėmesį į tinkamus savanoriškus darbus. Tai būtinai savanoriški darbai turi būti susiję tik su fizinė veikla. Aiškiai įvardyti, būti tiesiogiai susiję su projekto tikslais, būtinai jiems pasiekti. Turi atitikti savanoriškos veiklos įstatymo nuostatas. Turi būti išreikšta piniginė išraiška, pareiškėjas turi pagrįsti planuojamų savanoriškų veiklų vertę, pateikti planuojamų savanoriškų veiklų sąmatą prie paraiškos. Ir šiuo metu valandinis savanoriškos veiklos
valandinis įkainis yra 13,25 €. Taip pat yra reikalavimas, jeigu organizuotumėte stovyklas, tai stovyklos prižiūrėtojai turi irgi turėti reikiamą kvalifikaciją ir pažymėjimus atitinkamus. Netinkami savanoriški darbai yra nefizinės savanoriškos veiklos ir savanoriškos veiklos susijusios su intelektinė veikla. Taip pat veiklos susijusios su vietos projekto administravimu, buhalterijos apskaitos tvarkymu, viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu ir panašiai. Galite rengdami paraišką pasirinkti 3 lėšų išmokėjimo būdus. Tai išlaidų kompensavimas, kuomet jūs patiriate išlaidas ir jums yra parkompensuojama. Išlaidų kompensavimo su avansų mokėjimu. Tai kai išmokamas avansas ir jau operuodami turima avanso suma, pridėdami savo dalį ar prisidėdami savanoriškais darbais, jūs įgyvendinate projektą, arba sąskaitų apmokėjimo būdu. Tai irgi, kai padengiate išlaidas savo nuosavomis ir partnerio lėšomis ir tada teikiate mokėjimo prašymą ir gaunate apmokėjimą tų sąskaitų ir per 5 darbo dienas atsiskaitote su paslaugų teikėjais. Tai patogiausias veiklų projektams yra tikrai išlaidų kompensavimo su avansų mokėjimo būdas, jau patikrintas, bet aišku, kiekvieno pasirinkimas. Ir toliau prieinam prie kvietimo. Dabar arba veiks, arba ne. Tai nesuveikia, prieisim vėliau. Neprieisim vėliau, sekundę tada. Taip tikėjausi, tuoj pabendrinsiu tada kitą dalyką. Taip. Bendrinti. Taip, dabar turėtumėte matyti kvietimą. Taip, matau. Ačiū. Tai kvietime teikti vietos projektus nurodyta strategijos pavadinimas, priemonės pavadinimas, kvietimui skirta pinigų suma, projektui maksimali pinigų suma, paramos intensyvumas, remiamos veiklos. Lygiai taip pat tinkami vietos projektų pareiškėjai, partneriai įvardinti, kaip pateikti paraiškas, sudėtos mano anksčiau įvardintos visos taisyklės su aktyviom nuorodom, taip pat ir nuorodos sudėtos skaidrėse ten, kur susipažinti su. Taip, tada rodiklių siekiamumas. Ir čia, kur galite kreipti, sužinoti daugiau informacijos, žodžiu, visa reikalinga techninė informacija šitam kvietimui. Tai dabar baigiu bendrinti šitą ir grįžtam į skaidres. Taip, grįžtam į bendrinti. Taip, matot turbūt. Kristina, ar matosi? Taip, tik per visą ekraną padaryk. Taip, matosi. Ačiū.
Taip, tai šiek tiek apie patį paraiškos pildymą. Tai pati dar turbūt, nežinau, ar jau gal kažkas ir žiūrėjote Excelio formą, gal ne, tai pats pirmas lapas yra instrukcija, kur nurodyta, jog pareiškėjas pildo tik melsvą lauką. Tik melsvą lauką. Kiti laukai arba užsipildo patys, arba žalias laukas irgi taip pat reikia pasirinkti atsakymą. Tai ir tuomet, pradedant pildyti paraišką, būtent pareiškėjo pavadinimas, sudarymo vieta, data, na čia nieko naujo, bendra informacija apie pareiškėją, savo rekvizitus nusirodote. Būtinai nepamirškite 2.1 eilutės, kur reikia nurodyti projekto pavadinimą, nes būna kartais, kad šita kažkaip eilutė ir prasileidžia. Tada ar projektas teikiamas su partneriais ar ne. Šiuo metu toje paraiškoje, kuri yra paskelbta, yra užžymėta ne. Tai jeigu jūs teiksite su partneriais, tai žinoma, užsižymite taip ir išvardinate toliau partnerius, kokius pasirinkote. Ir tada taip. Ir tada trečias lapas paraiškos formos idėjos, vietos projekto idėjos aprašymas, kur nurodote tikslus, nurodote projekto, kaip siejasi su VPS tikslais, VPS tema, uždavinius, veiksmų planą, laukiamus rezultatus. Na ir funkcijų pasidalymas įgyvendintas vietos projektą, tai irgi aprašote, kaip su partneriais dalinsitės funkcijomis. Vėlgi, čia įdėjau tik tais, būtent ketvirtas lapas yra nepildomas, matysite, yra parašyta, kad jūs nepildote ketvirto lapo paraiškos. 5 lape yra jau mūsų aptartieji atrankos kriterijai ir pagal ką vertinami. Ir čia taip pat turėsite pasirinkti taip arba ne ir pagrįsti tą kriterijų. tą kriterijų turėsite aprašyti, kaip pagrindžiat. Na ir tada 6 lapas yra projekto finansinis planas. Tai visiems aktualu, jog jūs pildote 6.3 dalį to lapo, kadangi ten yra prekės, priemonės ir paslaugos. Tai ir susiplanuojate šitoj dalyje kažkokias paslaugas, prekes, kurias naudosite projekto veiklų metu. Aišku, žymiai lengviau yra pirkti paslaugą ir per paslaugą nusipirkti tas priemonės, kurios sunaudojamos projekto metu. Šičia taip jums yra tinkamos finansuoti išlaidos su PVM, veiklos ir mokymo projektai. Indėlis 10%, paramos intensyvumas 90%, tai šita dalis užsipildys, kai jūs supildysite išlaidų lentelę. Paramos intensyvumą įrašysite ir tada automatiškai tos pilkos zonos susipildo. Ir kur reikia pasirinkti, pasirenka 3 komerciniai pasiūlymai. Tada matot, kad reikia aprašyti konkretaus ūkio subjekto gaunama nauda procentais, pildoma kaip paraiška teikiama su partneriu, tai ir turit parašyti, kiek jūs gaunat naudos ir kiek tas partneris bendradarbiaudamas su jumis gauna naudos. Na ir taip pat planuojamo išlaidų poreikio kainos pagrindimas, tai irgi pagrįsti savo kainą. Aš čia taip labai minimaliai paskaičiavau, sakykime, suma be PVM 1000 eurų tos paslaugos, suma su PVM 1210 eurų, pasirenkat PVM ir tada jau apsiskaičiuoja ir tinkamos finansuoti išlaidos persikelia, paramos intensyvumą įrašot, prašoma finansuoti paramos sumą automatiškai apsiskaičiuoja, na ir pagrindinį išlaidų parametrą būtinai turite parašyti, kuo grindžiate. Ir dabar žiūrėkite 6 punktas iš viso tiesioginių išlaidų ir 6-7 punktas fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms.
Ir čia yra būtent procentukas 12% ir mėlynam galimas 12% maksimalus, o mėlynam langelį jūs įsirašot, kiek tų procentų, jeigu rašysite šitas išlaidas netiesioginės, jų galima ir nerašyti, visus pinigus galima skirti tik veikloms. Bet jeigu, sakykime, jūs matot, kad jums reikia šitie pinigai yra skirti projekto administravimui ir kažkokią dalį, nebūtinai 12% jūs galite nusimatyti. Na, aš čia įrašiau 12% maksimaliai, tai nuo to 1000, sakykime, eurų, ne nuo 1000, nuo tinkamos finansuoti išlaidos 1210 eurų, tai matot ir automatiškai suskaičiuoja parašoma paramos suma 130 eurų 68 centus suskaičiavo ir tada bendra gaunasi paramos suma už veiklas 1089 eurai ir plus 130 eurų. Ir tada jau iš viso tinkamų finansuoti išlaidų paramos suma yra 1219 eurų sumuojasi. Na, tikiuosi aišku, jeigu ne, tai klauskit, arba kai rašysit paraišką, jau tada būtinai padėsim, jeigu reikės. Tada taip, finansavimo šaltiniai. Tai irgi, kaip matote, 7.1, 7.2, 7.3 punktai atsikelia iš prieš tai buvusio lapo, o jūs turite 7.4 punkte pažymėti taip ar taip, jeigu prisidedama nuosavomis pareiškėjo lėšomis, taip, jeigu vietos partnerio lėšomis, na ir arba savanoriškais darbais irgi taip pat galima įrašyti. Taip, toliau 8 lapas yra rodikliai. Tai kaip ir kalbėjome, R42, būtent tie asmenys, kurių ne mažiau kaip 10% nuo visų dalyvių turi būti įtraukta į veiklas. Ir P2 visi veiklų dalyviai, kiek jau suplanuosite, nurodomi. Tada toliau 9 lapas pareiškėjai ir vietos projektui taikomos tinkamumo sąlygos. Tai čia įdėjau tik tai pradžią lentelės, kad matytumėte irgi pasirenkate taip arba neaktualu ir parašote pagrindimą, kaip atitinkate tai sąlygai. Ar pareiškėjas atitinka, ar projektas atitinka, ar finansuojamos išlaidos atitinka. Pareiškėjo įsipareigojimai, tai čia kaip visada viskas, kas tinka minkštoms veikloms, visur pareiškėjas įsipareigoja, taip, čia viskas sužymi, taip, viską prižada daryti. Toliau yra sąrašas 11 lape, kokius dokumentus reikia pateikti. Tai irgi matot labai ilgas sąrašas, tai irgi tiesiog sužymit tuos dokumentus, kuriuos teikiat, sužymit žaliuose laukeliuose, taip, kad teikiat ir viskas. Nereikia lapų skaičiaus, nieko nurodyti jums nereikia, tiesiog sužymit, kad teikiat tą dokumentą. 12. Pareiškėjo deklaracija. Ir čia matote, labai svarbu, nepasirinkus atsakymo žaliame lauke, paraiška bus laikoma užpildyta netinkamai. Tai šitą laukelį 12 lape užžymit taip, kaip tėve mūsų ir nepamirštat. Čia viską patvirtinat, viską. Su tuo taip jūs patvirtinat, viską perskaitykit. Ir 13 lapas, paskutinis, jūs jo nepildote, jisai jums yra neaktualus. Na ir tai dar kartelį akcentuoju, kad kvietimas jau galioja ir galioja iki 11 lapkričio dienos 24 valandos. Visas paraiškas turite siųsti į projektai.krvvg@gmail.com. Į kitus organizacijos paštus gautos paraiškos nebus registruojamos. Taip pat labai svarbus niuansas, jog paraiškos turi būti sudarytos ir pasirašytos
turi būti sudaromas ad hoc failas. Į ad hoc failą per archyvus, man atrodo, Docobitas leidžia irgi sudarinėti. Sudedat Excelinę paraišką ir visus kitus dokumentus, PDF-as. Aišku, būtų labai prašymas, kad, sakykime, jeigu yra jungtinės veiklos sutartis po 10 lapų, tai nesudėtumėte po lapą atskirai, o sudėtumėte vieną dokumentą iš 10 lapų. Jeigu kyla problemų su ad hoc, nesat darę ar kažką, tai visą laiką paskambinat, visą laiką aš padedu, prisijungiam kartu ir kaip vedlys vedu spausk čia, tai visą laiką prašom kreiptis, jeigu reikės. Na ir norėjau parodyti būtent, kad jūs einat į Lietuvos vyriausio archyvaro tarnybą, ad hoc dokumentai ir ad hoc dokumento sudarimas ir pasirašymas. Ir jau ten viską pildote, kaip jūsų prašo. Tai ačiū už dėmesį ir mačiau, lygtais komentaruose buvo klausimų, bet gal Kristina atsakė, tai gal dabar turite klausimų. Gal baigiu bendrinti ekraną tada, kad visus matyčiau ir galėčiau atsakyti. Taip, klausau, kas turit klausimų, klausau. Čia aš bandysiu įsiterpti čatą, kadangi atsakinėjau klausimus, atrodo visus atsakiau, kad taip, tai yra veiklos projektai, nes čia yra neinvesticinė priemonė, nes intensyvumas yra 90%, tai šitoj priemonė nėra galimas ilgalaikis turtas, tik tai veiklos kažkokios ir kažkokios, edukacijom reikalingos priemonės, kurios sunaudojamos edukacijų ar tai renginių kažkokių stovyklų metu. Tada matau apie savanoriškas aš atsakiau ir bandant spėti plius minus kokia konkurencija prognozuojama. Na, žinot, su konkurencijos ir su tais raganiškais sugebėjimais, kaip aš sakau, tai sunku pasakyti. Verslo, pavyzdžiui, tikrai praėjo projektai tik su 100 balų, kurie 100 balų surinko, kartais, žinot, iš mūsų praktikos kartais daug tų projektų būna, kartais užtenka pinigų, tai tikrai kol kas tikrai neatsakysiu, kad ar bus konkurencija ar ne, nes šiai dienai ne vienas laimės, tik vienas projektas, tai ne vienas, ten kiek ten rasi buvo, 5, 6, 7 ten maždaug projektai, ne? 6-7 projektam. Priklauso, ar visi prašys maksimalią sumą, čia yra parašyta maksimalių sumų atveju, bet mes iš praktikos žinom, kartais žmonės ir 6 000 pateikia ir 7, ta prasme, mažesnė paramos suma, tuo atveju finansuojama daugiau projektų. Tai čia, žinokit, kol kas galim tik tiek atsakyti, kad kadangi per 9 dienas dar nieks nepateikė paraiškos, nes kvietimas galioja nuo spalio 1, bet čia visi turbūt žinom, kad visą laiką 2 paskutinės dienas prieš pateikimą teikiamos yra paraiškos, nes nėra to kol kas pirmumo, kad kas pirmas pateikė ten kažkokį tai balų gauna, tai nieks anksčiau ir neteikė. Aš turėčiau klausimą. Minėjot, kad projektų trukmė yra iki 3 metų. Ar jeigu 2 metai ar 1 metai, tai nesumažins balų? Ne, jūs pasirenkat laikotarpį, kurio jums reikia projektų įgyvendinti. Tai gali būti ir 6 mėnesiai, ir metai, ir 2, bet jau maksimaliai 36 mėnesiai jau toliau nėra kur trauktis. Gerai, ačiū. Prašau. Gal iš mūsų pusės, tokia rekomendacija būtų, kadangi čia lapkričio 11 gauname tas paraiškas, žinot, dabar ta biškai pasikeitus yra vertinimo tvarka. Anksčiau vietos veiklos grupėje mes patys ir balus vertindavom ir po to tinkamumą visos paraiškos, o dabar mes sužiūrim balų sistemą ir perduodam agentūrai
tas paraiškas, kurios pagal balus praeina, kuriuom užtenka pinigų, tai agentūra tada turi 40 darbo dienų vertinimui, tai, na, žinokit, turbūt tikrai vertinimas užtruks iki, kaip čia baisiai skambėtų sakyti, iki kitų metų. Tai tikrai teikdami paraiškas, bent jau rekomenduojam, na, pradėti veiklas, na, kitų metų, ten pavasarį, vasarą tos veiklos turėtų būti. O vėlgi, žinot, ar tai tęstiniai, kartais pateikia kažkokią, tarkim, vieną stovyklą, kur tikrai tų po pusės metų, ten realiai per mėnesį, ten per savaitę tos veiklos įsigyvendina, bet tas tiesiog jum yra maksimalus terminas, o jūs susiplanuojat ar 6 mėnesius, ar metus, ar 24. Šiaip visada, žinau, rekomenduojam, 36 mėnesiai yra ilgas laiko tarpas, pasilikit pratęsti, jeigu kartais nespėtumėt, geriau porai metų ar metam minkštas veiklas planuotis. Galima? Taip, kas? Aš norėčiau. Įsijungęs mikrofoną. Romualdas, prašau. Taip, įsijungęs. Girdite mane? Taip, girdim, prašau. Sakykite, kas gali būti partneriai ir kokioj teritorijai gali būti vykdomas projektas. Aš turiu galvoje, jeigu tai ne seniūnijos ribos ir partneriai ne iš seniūnijos. Gali tai būti? Ką turite omeny partneriai ne iš seniūnijos? Tai partneriais nebūtinai turi būti seniūnija. Ir net nebus. Pavyzdžiui, šauliai, kurie, tarkime, Klaipėdoje yra. Šaulių grupė, sakykime, jaunųjų. Ir, tarkime, stovykla, kur nors pajūry rengiama. Ne. Partneris turi būti registruotas ir veikiantis VVG teritorijoje ir veiklos turi būti vykdomos VVG teritorijoje. Ačiū, ačiū. Ačiū. O partneriai gali būti ten kita nevyriausybinė organizacija iš VVG teritorijos arba tai biudžetinė įstaiga galėtų būti, būtent jeigu jums, na, nežinau, dėl prisidėjimo reikėtų ar dėl kažkokių veiklų, tarkim, mokykla, ar tai darželis, ar pati savivaldybė, ar kultūros centras. Nes seniūnija pati ir neturi statuso juridinio, jinai negali būti. Ir dėl partnerių dar ten atkreipkite dėmesį dėl tų balų, kad du partneriai tai nereiškia, kad aš ir kitas tai mes jau 2 partneriai. Ne, aš esu kaip pareiškėjas, tai 2 partneriai dar papildomai turėtų būti. Tai tiesiog, kad atkreiptume dėmesį. Tai ir dar mačiau klausimas buvo pokalbiuose. Tai gali būti tik iš Kauno rajono ir turėkite omeny, kad VVG teritorija visas Kauno rajonas išskyrus Garliavą. Iš Kauno miesto negali būti, iš Kauno rajono ir išskyrus Garliavą. Romualda, dar turėsit klausimą, ar galėčiau jūsų mikrofoną išjungti? Rima toliau kelia ranką. Noriu paklausti, ar yra skirtumas, nes man paskambino, tai turėjau atsiliepti, gal kažką tai praklausiau. Ar partneriai turi būti iš skirtingų seniūnijų, ar galim pasitelkti nevyriausybinės organizacijas iš vienos seniūnijos? Ir tai skaitysis kaip partneriai. Tai yra balai, kurie yra už veiklas, ta prasme, jūs galite iš vienos seniūnijos, tarkim, nežinau, būti tie partneriai, bet jūsų veiklos turi būti, yra balai skiriami už veiklas seniūnijose ir už partnerystę. Tai nebūtinai. Aišku, idealiausias variantas, kad, žinot, kai būna, jeigu partneris, tai pas jį ir būna tos veiklos dažniausiai. Bet mes šį kartą tikrai nusprendėm neapriboti, nes tikrai žinom, kad gali būti ir kitaip, tai čia jau jum lieka spręsti. Kadangi pas mus seniūnija didelė, mums tų partnerių kaip ir užtenka ir veiklas mes daugiau mažiau susižiūrėję esam, tai mums kaip ir kitų seniūnijų nelabai ir reikėtų. Iš tikrųjų. Bet jūs balų negausit už veiklas. Bėda, gerai, kažką galvosim. Matot, mūsų rajonas yra didelis, tų veiklos projektam netiek daug tų pinigų, tai mūsų noras yra, kad ta teritorija ir tos veiklos būtų, kuo
kuo plačiau pasklistų, tai čia mūsų ir valdybos, toks jau turbūt ne pirmas laikotarpis tas sprendimas, kad geriau padidinti paramą. Žinot, mes galėtume padaryti po 3000, tarkim, vienam pareiškėjui, bet, tiesiog ir tas, administracinis procesas, o kada yra sanplaika, sanglauda, bendradarbiavimas bendruomeninių organizacijų, jie vieni apie kitus kažkaip tiesiog geresnė simbiozė gaunasi ir tam projekto įgyvendinime. Tai tiesiog yra toks sprendimas. Toliau, ar Rima dar turi klausimą? Ne, viskas, ačiū. Toliau, Kristina. O sakykit, kodėl Garliava negali dalyvauti? Garliava negali dalyvauti, nes pagal kaimo plėtros programą yra remiamos tik tai gyvenvietės iki 6000 gyventojų. Tai mūsų rajonas, kadangi turi Garliavą kaip administracinį vienetą miestą, kur jau ten, nežinau, turbūt 11 000 gyventojų, tai jau turbūt trečią laikotarpį jis nėra mūsų remiama teritorija. Tai tiesiog čia tikrai ne mūsų norų, čia šiaip Garliavą išmetėm, bet tiesiog pagal administracinius suskirstimus. Tai tik tą noriu akcentuoti, kad Garliava pats miestas nėra remiamas, bet jeigu jūs esate ten iš Garliavos apylinkių seniūnijos, tai jau ta Garliavos apylinkių seniūnijų kaimai yra remiami, bet pats Garliavos miestas nėra remiamas. Aišku, supratau. Ar viskas? Gal dar klausimų? Jeigu daugiau klausimų neturit, tai tikrai visus, kurie pradėsit rašyti. Žaneta? Aha, sveiki, aš vairuoju, tikiuosi, nėra didelio triukšmo, bet turiu klausimą. Bandžiau parašyti, jaučiu, kad neįkrito. Mano klausimas tai ta kategorija. Dabar ar ne, dėl tos duomenų apsaugos, kaip tom bendruomenėm reikės įrodyti arba klausti tos jautrios informacijos arba iš kur duomenys gauti, nes mes keitėme aprašą būtent stovyklų vaikų, privertėm švietimo skyrių pakeisti, kad negali reikalauti ir tai yra neprieinami duomenys, būtent krizinių ten tų šeimų ar ne, ir vaikų, ir suaugusių, kad negalima ir nėra teisinio pagrindo šito klausti. Tai mano klausimas yra, o kaip tą kategoriją reikėtų įrodyti, kad tu turi tuos vaikus arba tuos suaugusius asmenis? Labai geras klausimas. Tai aš manau, kad kiekviena bendruomenė pas save žino tuos jautrius žmonės ir jie tiesiog dalyvauja veiklose. Noras mūsų yra, kad jie dalyvautų ir jie kažkaip niekaip neišsiskiria sąrašuose, kaip nepasižymė ant jų ženkliukas, kad jie būtent ten kažkokie išskirtiniai. Kristina, gal tu dar mane papildysi? Aš labai atsiprašau, iš tikrųjų, mane ofise buvo dingusi elektra. Ir aš buvau jūs praradus, bet čia kažkokiu būdu stebuklingai jinai per 1 minutę atgal atšoko. Aš jau spėjau internetą kitaip telefonu pasijungti, bet viskas gerai. Kaip suprantu, apie socialinės rizikos čia kažkokius sąrašus buvo? Taip, Žaneta klausė, kad tai yra konfidenciali informacija ir negalima jos prašyti, skelbti ar kažkaip. Tai mano komentaras buvo, kad dalyvių sąrašuose tie žmonės neužsižymi raudoną vėliavėlę, kad jie yra tokie, bet mūsų noras yra, kad bendruomenės į savo veiklas įtrauktų tuos žmonės ir vaikus, jaunimą ypač.
Tai jo, ta prasme, taigi ir senjorai, ir ta prasme, čia, Žaneta, ne tas, projektas, kur ten, žinai, kai per socminą vykdo ir ten jau reikia su asmens kodais pateikti, kad ten būtent jisai ten įtrauktas ar kažkaip. Čia pas mus biškai paprastesnis šitas reikalas ten, jaunos šeimos, jaunimas, senjorai, tiesiog toje prašomoje daly, prašoma, kad jie bus įtraukti ir, tiesiog juos įtraukia į bendrą sąrašą, nėra taip, visiškai išskiriama ar su asmens kodais teikiama. Supratau, ačiū. O dabar kalbant apie tos sąrašus, tai vėlgi renginių metu, netgi jeigu tai ne stovyklos, ne registracija, ne kažkas, jeigu tai bus viešas lauko renginys, tai bus reikalingi sąrašai renginio dalyvių. Masinių renginių sąrašų nereikia, bet jeigu jūs vykdote edukaciją 10 ar 15 asmenų, tada taip yra reikalingi popieriniai sąrašai. Su parašais ar tik tiesiog žymėjimai? Su parašais. Dalyvių parašai, ar ne? Taip, dalyvių parašai. O vaikai nepilnamečiai negali dėti parašo niekur be tėvų sutikimo? Tai gali pliusiuką uždėti. Ok, tai čia smulkmenos, bet jos labai svarbios. Jeigu tėvai nesutinka, tai vaikai nedalyvauja tam projekte. Čia yra kiekvienos organizacijos reikalas. Jeigu aš vykdau projektą ir pas mane dalyvauja jaunimas, tai aš turiu būti atsakingas ir pasiimti tėvų sutikimus, kad jis dalyvaus projekte ir turi būti pažymėta, kad jis galės pasirašyti. Žinokit, ne mes sugalvojam, vėlgi agentūrai reikia įsitikinti, kad jeigu jūs suplanavot renginį maitinimą, tai galų gale, kad tas, jaunuolis buvo ir jis suvalgė tą sausainį, o nežinau, pirmininkas ir BVG pasidalino ir suvalgė. Leiskit už šitą juoką, bet tiesiog tai yra toks reikalavimas, tikrai ne mes jį sugalvojome, mes mielai turbūt, jeigu su jumis čia diskutuojam, čia matau klausimą, Živilės, ar sąrašus pateikti popierinius, tai koks renginys, pavyzdžiui, nuotolinis renginys, jeigu jūs susiplanuosit kažkokias nuotolinius reikalus, tai žinoma, kad popierinio sąrašo nebus. Tada tiesiog paimamas dalyvių sąrašas iš Teams programa turi dalyvių, tą išklotinę. Ir teikiama toks, tai čia tikrai pagal renginio specifiką viskas vyksta. Aš Kristina biškį atsakysiu, labai atsiprašau, bet noriu atsakyti Kristinai į komentarą. Mes kalbam apie rizikos vaikus, ypatingai jų įtrauką, tai tada pasidaro įkaitas tas bendruomenės pirmininkas, nes rizikos šeimų vaikų artimieji labai dažnai būna, neslėpkim to, tai būna išgeriantis ir visokie kitokie žmonės, tuos vaikus visi labai nori įtraukti tas veiklas, bet jeigu dabar įgaliosim dar pirmininką eiti pas juos į namus ir gauti tą parašą, tai ginčytis ar diskutuoti su išgėrusiais žmonėm, aš galvoju, tai yra pertekliniai dalykai ir ar tikrai tada tokiu atveju kitą kartą tas vaikas eis kur nors, nes bus užvožta gerai ir pasakyta, nelys kur nereikia, kad čia nevaikščiotų. Tai tik dėl to paklausiu. Dėl to. Irgi. Ačiū už komentarą. Ar daugiau klausimų bus? Matau ir čia turbūt išseko klausimai. Tai, žinot, mes dar jūsų net nepateikus paraiškos nenorim apkrauti to naujų laikotarpių tais visokiais pasikeitimais, kad ir mokėjimo prašymus vėliau jau nebe mum teiksit, o tiesiogiai į agentūrą ir turėsit puikioj žūmi sistemoje registruotis. Čia jau palikim ateities reikalams šitos reikalus. Tikrai yra tam tikri pasikeitimai ir ką mes čia dabar, ką mes diskutuojam, iš tikrųjų aš jūs tikrai girdžiu ir tikrai jums pritariu tų reikalavimų, ta prasme, tokių perteklinių, neadekvačių, jų pilna, mes su ministerija agentūra bandom
argumentuoti juos papasakoti, bet dažnai mes gaunam kažkokių audito išvadų atsakymus, kad va buvo čia taip ir taip, kaip mum įsitikinti. Tai taip, sakau, jūsų pastebėjimai geri ir mes galim pradėti galvoti, kaip galėtume kažkokią kitokią sistemą sugalvoti, kad juos įtikinti, jog pas mus buvo renginiuose tam tikras dalyvių skaičius, nežinau, fotografavimo, bet kartais pamirštam nusifotografuoti, žinokit, kai būna renginiai, mums patiems skambina agentūra ir sako, gal galit valgančius nufotografuoti, tai tam yra tokių reikalavimų, nežinau, kada mes iš jų išauksim, bet aš tikiu, kad bus ten, nežinau, 21 ir 22 amžius ir gal kažkokių kitokių sistemų sugalvosim. Tai kol kas tokie atsakymai iš mūsų pusės. Jeigu daugiau klausimų, matau, rankų nėra, mikrofonų nieks nesijungia, čato nerašo. Čate tai mes tiesiog palinkėsim idėjų gerų, nes kaip ir tą temą kaip ir lyg akcentavom, kad tie visi projektai, matot, ir balų sistema yra tokia, kad jie būtų tvarūs. Suplanuokit savo veiklose, aprašykit, kad jūs visuose renginiuose atsisakysit plastiko, kažkokias tvarumo edukacijas, tiesiog tą tokį skatinsit sąmoningumą, nes ta tvarumo, neutralumo kaimo plėtrai tema tikrai yra pasirinkta ne šiaip savo, tiesiog yra siekis, kad ir viešuose renginiuose jau mes galvotume tvariai, veiktume tvariai ir ta aplinka mūsų būtų irgi tokia, kokią mes patys kuriam. Tai palinkėsiu tikrai tų inovatyvių ir tvarių jums idėjų. Dar kažkas kažką rašo. Taip, norėjau įsiterpti, kad tai paslaugas jūs galite įsigyti nebūtinai iš organizacijų ar įmonių veikiančių VVG teritorijoje. Tai jūs galite paslaugą pirkti iš to, kas jums pasiūlo geriausią kainą. Čia turbūt klausimas buvo Editos apie tai. Ačiū, džiaugiuosi, kad buvo įdomu. Taip, veikla gali būti. Tai ką, ačiū Jums tuomet už diskusijas, tai visą laiką turbūt žinot, kas mūsų numerius, skambinkit man Rasai ar kažkam kitam. Taip, jeigu turite klausimų. Iki malonaus, lauksim paraiškų, nepamirškit paraiškų atsiųsti iki 12 nakties, turit šį kartą ilgai, žinai, ne iki darbo pabaigos, po darbo iki 12 nakties priimam. Taip, ačiū visiems dalyvausiems. Ačiū, studijau. Studija.